Sveiki, 1000 elektriniečių. Mačiau postą, kad smirda, bet dar važiavau iš Vilniaus. Sunki tokia diena, visokių rūpesčių. Yra reikalų ir tikrai nudvokė, neįmanoma. Suprantat, situacija labai paprasta. Skambinkit 112 būtinai registruokit. Bet situacija tokia, kad mes esam visi sąvartyno gyventojai. O paprasčiausiai elementariai mus pavertė sąvartyno gyventojais. Aš pasakysiu taip, būkit prakeikti tie, kurie sukūrė šitą sąvartyną. O Vaitukaitis tai išvis, jisai paėmė, pardavė namus ir išvažiavo kitur gyventi. O mus visus padarys sąvartyno gyventojais. Ir mūsų šviesuomenė ir nesvarbu, ar gydytojai, ar mokytojai, ar valdininkai, visi yra sąvartyno gyventojai. Taip kaip ir mes, taip kaip ir visa bendruomenė. Mūsų anūkai, vaikai. Viskas. O toks šūdinas reikalas. Ir tą sąvartyną dar nori eksploatuoti 40 metų ir dar jį didinti. Suprantat, ir mūsų tarybos, svarbiausia mūsų tarybos nariai, nes ką mes galim, žiūrėkit, visuomenė, ką mes galim? Mes galim viešintis, daryti viešą spaudimą. Mes tą puikiai atliekam. 1000 elektriniečių puikiai daro. Tikrai, tai Lietuvos mastu mes išsiskiriam. Puikiai tą darom. Ką mes dar galim padaryti? Mes galim ateiti į rinkimus ir pakeisti valdžią. Mes tą darysim po 2 metų. Ir aš tikiuosi, kad bendruomenė pagaliau supras. Ir valdininkai visi ir atsikratys tų baimių, kad ten, pavyzdžiui, ateis kažkas, paims jau jų darbo vietą. Niekas jūsų nepaims darbo vietos. 1000 elektriniečių nori pakrantės padaryti, tas atvirkščiai bus dar geresnės galimybės. Dirbs su komanda, dirbs su žmonėmis. Kuo pakeisti, kur specialistus, ką juos štampuoti, gaminti. Ne. Taip yra, kas nevertas, bet ten apie vadovus kalbama vieną kitą. O ne apie darbuotojus ir ten taip toliau. Tai baimės reikia atsikratyti, reikia mums visiems susiimti, susigražinti pakrantės, atsikratyti sąvartyno. Negalim taip gyventi, neįmanoma taip gyventi. Negalime tapti sąvartynų gyventojais. Nieko čia neliks, nieko čia nebus. Niekas negyvens, visi išvažiuos. Tie, kurie turės galimybės. Tie, kurie neturės, čia liks, bet čia piks ir turtas ir visa kita. Atvažiuos iš Vilniaus paskutinių dienų nugyvent. Tokie gyventojai, kurie jau nemokės nei GPM, nei biudžetas čia bus. Žodžiu. Jeigu taip toliau bus labai liūdna ir tai turės didelės pasekmes. Tai ką, tokia gaida užbaigsim, bet nepamirškit visi, būtinai. Smirda sąvartynas, skambinkite į 112. Būtinai. Užregistruoti reikia. Tai europinė sistema yra, tai atskaitinga sistema yra ir tokios registracijos padeda tikrai kontroliuoti kopus, bent šiai dienai. Ir privalomi yra vykdyti tyrimai. O kai prieisim po rinkimų prie dokumentacijos, mes būtinai pakelsime. Ir jeigu žmonės tie, kurie vykdė tyrimus, jos pažeidinėjo įstatymus, vykdė nesąžiningai ar kažko nepadarė, pareikalausim atsakomybės. Tai mes kaip visuomenė savo darbą atliekam puikiai darom, mūsų tarybos nariai 25 dirba blogai, nieko nedaro ir dėja liūdna visi 25. Tai ką, ačiū ir iki.